Pačias rungtynės, gerai pradėjom, susitvarkėm su startiniu jauduliu, gerai, pirmom minutėm ir nutolom. Paskiau kažkur pradėjom strikti, momentais ir gale vėl vienu metu iš vis pasimetėm buvo, bet gerai, kad neišleidom pergalės iš rankų. Tai tas pasimetimas, kas jį lėmė šiuose rungtynėse? Gal dar trūksta gero susižaidimo, ypač kai mumis spaudžia, gal netinkamai žaidėjai įsidėstė ir tas lėmė. Būtent tas spaudimas netikėtas toks buvo jūsų komandai? Nebuvo netikėtas, ruošėmės tam, bet kai kurie pamiršo, kur atsistoti, kažkur pakirst, pajudėti. Biškai toks, dar trūksta šiek tiek darbo per treniruotes. Bet pirmos sezono rungtynės, ko gero, vis tiek nuteikia optimistiškai pergalę prieš tokią komandą. Kaip pasakyti, aišku, žaidėm dar išvykoje su Taurage, viena iš lyderių turbūt bus šį sezoną, tai aišku, malonu laimėti prieš tokią komandą kaip debiutantams dar pradedant. Tokia įdomi statistika, kamuolius atrodo pralaimėjot nemažai, jūs kaip geras kovotojas dėl atšokusių kamuolių kaip garsėjat šiandien, bet pavyko laimėti. Kaip vertintumėt visą tą situaciją? Kamuolių tai po savo krepšių daug prasileidom, gal dažnai keitėmės žaidėjais, dažnai stovėjom aikštėje, gal dėl to neišgaudėm jau.